Sveiki žiūrovai. Vėl tokia kaip ir ilga pertrauka iš po tokios, nelaimės. Susilaužiau meškerę. Teko nusipirkti naują, laukiu kol atsiūs. Ir būtent aš turiu dabar 2 kotus, džerkinius. Būtent kurti kotai yra džerkinio masalam, abu yra. Vienas kietas kai stagaras, o tą, kur atsiuntė, išpakavau, žinokit, likau šiek tiek, net labai nesužavėtas likau, nes pats kotas yra labai lankstus. Tai iškart ir noriu būtent pašnekėti apie kotus, kokie čia jų galimi skirtumai yra, parametrai. Reikia pirmiau pagauti žuvį, išbandyti kotą patį ir tada žiūrėsim, ką čia mes, kokius skirtumus galime išskirti jų. Kol aš galiu pasipasakoti apie šį kotą, drąsiai galiu sakyti, tai yra tinginio kotas, ne kažkoks ten entuziastui skirtas džerkinių masalų. Tai labiau gal tiesiog paprasčiausiai būtent mėgėjam, gal sakyčiau, džerkinių masalų, bet tikrai ne entuziastam jisai skirtas. Orientuotas į džerkinius masalus, bet tas kotas, jisai ant tiek netinginys, šiuo atveju turėčiau aš tinginys būti, nes kotas prisiima visą atsakomybę savo, masalų išmušime ir lydekos traukime net. Tai tas balansas būtent į tą ir buvo orientuotas. Jo kaina stebėtinai didelė, tai greičiausiai, kuo kaina ta didesnė, tai reiškia, tuo mažesnė priklausomybė atitenka pačiam. Aš nesitikėjau, kad bus jis toks minkštas, jisai labai minkštas kotas, stebėtinai net. Net man sunku pasakyti, kad tai yra džerkinio masalam skirtas kotas. Aš jaučiu, kad su juo aš geriau patvičinčiau kokį nors woblerį, rudrą, balisongą, re-ranger, orbit. Ir tas pastebėjau, kad 100 gramų ten užmetimas maksimalus, o oktanas yra, pavyzdžiui, 125 gramai maksimalus užmetimas. Tai čia netame reikšmė didžiausia yra būtent koto akcijoje linkio, nes būtent naujojo koto akcija linkio yra vidutinė greita klasė, ne klasė, o akcija, o kumo oktanos yra ekstra greitos akcijos. Tai vadinasi, jau kotas bus kietas, aišku, šiek tiek dėl gramatūros, šiek tiek galima sakyti, turėtų būti kietesnis, bet iš esmės būtent ta ekstra greitos akcijos kotas reiškia, kad kotas bus kietas, viršūnė jo labiau linkstanti bus, sakyčiau, mušant masalus būtų matoma jos linkis. Bet praktiškai to linkio ji beveik neturi, tai labai kietas kotas yra ir iš tikrųjų būtent ką nulėmė, tai kad visa atsakomybė masalų išdirbime jau priklauso nuo manęs. Tai šis kotas būtent tą leidžia ir klaidom neatleidžia šitas kotas. O Lake X Mercury Signature, jisai yra vidutinis greitos klasės kotas ir visgi šioje akcijoje jau atsiranda tam tikri niuansai, dėl kurio
nebesi tiek daug priklausomas būtent masalų išmušime, nes kotas pats atlieka savo darbą, jūs tik tai mostą, o kotas yes sir ir padaro tą judesį, koks ir yra tinkamas. Ir tinkamas labai yra iš tikrųjų jaučiasi basti džerkam, nes aprašyme nurodoma tas yra. Bet vis tiek, ne tas, nes aš nejaučiu darbo, aš tam tikro aštrumo aš vis tiek neišgaunu, man neužtenka jo. Ir užmetimas, gal malonesnis, bet čia jau mažiausia bėda išmetimo, kaip ir traukimo žuvies nėra ta didelė bėda, bet žuvį traukti su Lake X Mercury yra, turėtų būti smagiau, bet šiuo atveju aš net nepagau tos lydekos. Dabar čia lietus, viskas aprasojo. Su Akuma Oktana, kai dar kai buvo tas kotas gyvas, irgi nelabai pavyko kažkaip pagautas pastinės. Tai matėt ir video, taigi per 2 dienas viena lydeka pagauta tik buvo. Tai čia man sunkus atvejis. Dabar vėl taip kažkaip bandau prisijaukinti tą žvejybą, bet žiauriai sunku būtent dėl šio koto. Jis taip mane tokiu tinginiu paverčia. Nėra to proceso, kuris teiktų man džiaugsmą ir tiesiog aš turiu tą kontrolę turėti masalo, bet dėja kotas sako, ne, aš pakontroliuosiu, tu tik tai pasimusakok biškelį, žinai. Bet aš galvojau, kad tai bus galima vadinti džerkinių masalų entuziastų koteliu, bet ne. Aprašyme nurodo, tai aš sakau ne. Profesionališkumo šiame brangiame kote tikrai nereikia. Nustoju lyt. Bandysiu aš dar su tuo koteliu pažvėjuoti. Tik pradėjau žvėjuoti, Tvoras. Atrodo prieš mane nusiteikęs. Kokius 10 metimų padariau ir jau reikia grįžti slėptis nuo lietaus. Nieko panašaus nemačiau, kad bus šiandien lietaus. Nesisek man iš visų ta žvejyba su tuo oru. Dar tie uodai kandžiojas. Pirma žuvis bus ant šios meškerės. Nu. O kas čia dabar? Pabėgo. Ho. Bet gerai. Žuvį turėjom. Kibimas buvo, purtėsi viskas. Gal atsidarys tas jų skrandukas.
tu, blemba. Kaip gražiai griebi. Kaip gražiai griebi. Tik įmečiu, pupt. Tempimuką padariau. Geras. Gava biškėką. Bet jau taip net nelaukusi, taip greitai. Tiesiai ją pataikiau. Da, kaip tik galvoju, mesiu čia. Į tą tarpuką tenai. Bimt. Nu dar. Švelniai smūgiukai tokie va. Nieko. Bet ir nebloga matėsi buvo. Nu, tokia legali. Nu, bet kimba. Jau kažkaip kimba. Pradžiai taip net nesirodė. Drąsiai atrodo taip jos. Bet kibimai rodosi pabiškį. Gerai. Nu, nesvarbu, kad gavo, nu, tai vis tiek galėjo nesuprast, dar galėtų imti. Nu. Kas tau yra? O, yra. Kaip tu gerai čia. Galvojau, čia sustosiu. Ir va, prašau, bet kaip pirštą skauda. Biškį susitraumavęs esu. O, lydekūtis. O, už išorės. Blemba, nepabėk. Nepabėk, jau matau, kad tuoj pabėgsi. Hehe. Visgi reikia inkaruotis. Paskiau paaiškinsiu, kodėl. Pliam, kai tą pirštą skauda. Netikėjau. O, barkšti ir atsikabino. Palauk dabar. Reikia išsitraukti masalą. O, tu nesidaužyk. Nesidaužyk, nu. Va. Šitaip. Čia tegu būna. Nu va. Link vasaros pabaigos sugalvojau pažvejoti. Na, tiek čia. Ne monstras. Nu, monstro ir nereikia. Na, aišku, būtų geriau, smagiau būtų. Bet dabar geriau bent ką nors pagauti. Nes šiemet man prastai su juom, nu, kas tau yra? O. Va štai tokia. Hup. O, gražu. 60. Spėju bus ir yra apie, tai yra 62. Na, žodžiu, turim.
leisim. Graibštą svarbiausia neprarasti. Nu gerai, bliumba. O kai paleidžiu, tai jau nenori bėgti. Kruta. Neskubėk. Neskubėk. Nu, opa. Tai vat, pirmas lydekiukas ant... Ne lydekiukas, lydeka jau tebūnė. Pirma lydeka ant šio koto. Nu, visai smagiai iš tikrųjų. Ir vat... Ant hakų rapalas. Čia sugalvojau užsiinkaruoti, nes visur čia taip sudėtinga mėtyt, nes gaunasi ne tik mėtyt, turiu omeny, o gaunasi reikia ir kiekvieną sykį motorą valyti. Nes žolių į propelerį įsimaišo, tai reikia tam tikruose taškuose, sustoju aš į pačius lapynus ir mėtau taip. Tai čia vat pirmas sustojimas buvo ir bandžiau taip kažkur mesti, kur tik įmanoma. Pirms metims. Yra. Nu ką, manau, šiandieną užteks žvejybas. Išbandžiau kotelį. Vieną žuvį ištraukiau. Ir šiaip su šiuo kotu smagu trauk žuvį. Bet tai čia labiau ir orientuota jaučiasi, kad ne pats masalo išdirbimas, o tiesiog malonumas traukiant žuvį. Nu, man tokie kotai, žavesio nekelia, nes man svarbiausia yra išdirbimas. Kaip bebūtų, čia yra džerkinis kotas, tai aš manyčiau ir turėtų būti labiau orientuotas būtent į džerkinių masalų išmušimą, o ne į smagią kovą su žuvim. Ir plus kaina labai didelė už tokį kotą. Šis kotas per daug nuobodus. Ypatingai, kai sudėtinga tas lydekas pagauti, tai jau geriau bent jau tegul būna procesas įdomesnis. Nu ir čia tokį dalykėlį, matot, baltą pasidariau. Čia yra Eva medžiaga, aš ant jos užlipinau izoliaciją, kad jis slystų, nesikabintų man į drabužius, nes tai labai trikdo iš tikrųjų darbą ir nebelieka malonumo procese su masalais, žvejojant džerkiniais. Tai va tokį pasidariau dalykėlį ir ramu. Tai va, ir dar vienas dalykas, užsidėjau ritę tokį, koks tiktų man ant šio kotelio, nes anas tranksas, Shimano Tranks 300 dydžio, tai yra visiška kiaulė ir net nelogiška dėti būtent ant šio koto, nes tiesiog jau nėra prasmės trankso dėti, todėl kad jo galimybės tai tikrai nebus tokios reikalingos, sakykime, tie stabdžiai, jie galingi, pati ritė sunkiai yra, o čia yra ritė lengva, 150 dydžio, žinoma valas planesnis, nes dėti valą 0,3 ar 0,33 kaip ant mano tranksų suvyniotas valas, tai tikrai nebūtina. Čia bus kokie 0,24 storio pintas valas ir puikus komplektėlis iš tikrųjų. Pats kotas sveria nuostabius 122 gramus, praktiškai kaip džerkiniam kotui, tai čia yra
labai mažai. Shimano Chronarcha, neatsimenu, 190 gramų sveria, nu tai visumoje rankoje jisai tikrai yra labai smagus. Smagu turėti tokį daiktą, bet kai žuvų nekimba taip smarkiai, kai į dieną vos vieną žuvelę eina pagauti arba iš vis nieko, tai jau aš rinkčiausi, žinoma, geriau procesą. Tai vadinasi, rinkčiausi ne tokį kotą su akcija, kuri yra vidutinė greita akcija, nes jos, kaip ir matėt, yra būtent tas linkis jos labai lengvas. Tai praktiškai, dėl savo liaunumo masalo išmušimas tampa ribotas. Tai vat būtent su šiuo kotu taip yra. Tuo čia biškį nuo saulytės pasitrauksiu, nes žiūriu, kad tik šešėlis iš manęs belikęs. O, čia jau geriau. Ir tai, ką aš čia sakiau, procesas su juo yra menkas, neįdomus, bet traukti žuvį su jie yra tikrai smagu. Ir rankoje tokį daiktą laikyti yra tikrai irgi smagu, nes lengvas yra labai. Čia kalbėjau apie vidutinė greita akcija, tai čia jos yra būtent vidutinė greita akcija, linksta meškerė labai paraboliškai, tai labai va, šitaip opa. O Akumo Oktana, kurią aš turėjau, tai standi, ten tai reikalas rimtas ir jau išmuš su jie eina labai gerai masalus. Plati amplitudė, kaip norit, taip ir išmušat masalą. Procesas įdomesnis, žinoma, yra. Tai vat, jeigu norit proceso tokio sakykime, žuvies traukime smagesnio, galima drąsiai rinktis tokį kotą su vidutinės greitos akcijos linkio akcija. Tai yra. O jeigu norisi proceso įdomesnį, tai galima rinktis Akumo Oktana Jerk, kurio linkio akcija yra ekstra greita. Ekstra greita, vadinkime, ultra greita akcija, nes būtent ant Akumo Oktano žymima XX Fast, tai XX, vadinkim, yra ultra fast, ultra greita akcija. Tai yra labai skirtingi kotai, džerkiniai kotai, labai skirtingi. Vienas liaunas, kitas kietas dratas. Iš tikrųjų, Lake X Mercury tikrai manęs nedžiugina proceso prasme, bet žuvies traukime jis yra smagesnis, turiu pripažinti, tikrai. Masalus išmuša, kaip ir minėjau, kad masalus džerkinius visus išmuš, bet jo amplitudė išmušimo nebus tokia didelė kaip Akumo Oktana, nes gali konkrečiai pasirinkti techniką būtent išmušimo su Akumo Oktana, tai yra aštriau, švelniau, kaip norit. O su Lake X Mercury dėja kažkiek, gal, vis tiek, aišku, pavyks kažkiek aštriau, kažkiek, žinoma, švelniau išeis su jie, nes, jis toks kotas, bet, man jis tinginio kotas. Man jis procese neteikia žavesio, aš nejaučiu masalo dirbimo, aš geriau Croixą pasiimčiau, kurį turiu, iki 30 gramų užmetimo, praktiškai beveik tas pats kotas, tik tai, kad ilgis jo 2 metrai, o šitas 1,80 m. Žodžiu, kad ir kiek bepasakočiau, aš Lake X Mercury esu nusivylęs. Ir vadinti juo tikru džerkiniu kotu, sunku labai. Tai čia gal skonio reikalas pasakysiu, vieniem gal patinka liaunesni kotai, bet jeigu norisi, kaip sakiau, technikos tokios amplitudės išmušimo rimtesnės, įvairesnės, tai rinktis reikia ne lėtesnę akciją negu fast, bent jau fast akcijos turėtų būti linkio akcija. Ekstra akcija jau yra reta, o ultra greita akcija yra iš vis labai reta, sunku rasti, tai sėkmės jums paieškose, tiek informacijos,
Kam patiko, kam nepatiko. Spauskit patiktuką arba nespauskit. Šiaip man įdomu. Jūsų reikalas. Nu ir ką, iki.